Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai ačiū pranešėjui už pranešimą. Manau, kad klausimas pakankamai įdomus ir tai, kad nuo 2007 metų pradėjus organizuoti, nežymiai kažkas pasikeitė, rodo, arba pati programa yra neefektyvi, arba jos paprasčiausiai nereikia tos programos. Ir iš tikrųjų šiandieną, jeigu per visą sąjungą yra susivienyje tik 43%, o atskirose šalyse, kaip pavyzdžiui ir mano šalyje, Lietuvoje, beveik nesusivienyje, aš bandžiau aiškintis vietoje priežastis, kokiosgi konkrečios priežastis, kodėl žmonės nenori jungtis. Liktai iš šalies žiūrint naudinga, efektyvu, perspektyvu, bet kai pradedi nagrinėti, kalbėti su gamintojų organizacijom, tai tie, kurie jau šiandieną apsijungia, jiems paprasčiausiai nėra jokio noro ir poreikio priminėti naujus. Tai galbūt galima galvoti šitoj vietoj, kad skiriant paramą esančiom gamintojų organizacijom, kai vienas iš kriterijų turėtų būti didinimas narių skaičiaus priimant mažus rinkos dalyvius. Kai kalbi su mažais rinkos dalyviais, kodėl jūs nesijungiant, jie paprasčiausiai nepajėgus to padaryti, jie per maži. Ir gaunasi užbūtos ratas, reiškia, didelį nepriima, maži negali susivienyti. Kalbant apie didelius, kurie nėra susivienyje, jie aiškina, kad mums nėra ir poreikio vienytis, kadangi esam dideli ir mūsų produkcija yra konkurencinga, mes galim savo produkciją tiekti į prekybos tinklus ir su mumis derasi ir tarėsi. Tai manau, kad tas mechanizmas, kuris sukurtas, tikrai ne visom šalim tinka ir būtent reikia galvoti, kaip supaprastinti bent jau pradžiai, kada šalyje įsikurtų bent pusę susivienytų gamintojų organizacijas, galbūt leisti jiems išplėsti laikinai teises ir leisti investuoti investicinius projektus. Taip pat reiktų galvoti, kad gamintojų organizacijos priminėtų naujus narius ir tokiu būdu būtų konkretūs pavyzdžiai atskirose vietose. Ir turbūt, kad pasiekti rezultatą, tai mes tikrai turim, kažkodėl tai į asociacijas atstovavimui yra susijungę, mato interesą. Tai lygiai taip pat reikia surasti čia interesą, kad matytų konkretų interesą, tada mes tikrai turėsim rezultatą. Ir aš tikrai siūlau pakankamai konkrečiai ir tiksliai transformuoti šitą, sakykime, gamintojų organizacijų sistemą pagal atskiras valstybės, nes atskirose valstybėse yra labai skirtingos situacijos ir gamtos sąlygos. Ir dar manau, kad galima būtų per gamintojų organizacijas žiūrėti ir ekologiškumo reikalus ir kartu paramą susijęti ir su ekologiškumu. Ačiū.